Sveiki, mėly televizijos žiūrovai, mėly palangiškiai. Visa Palanga, visi palangiškiai ruošiasi vasaros sezonui. Na, o šioje laidoje mes pakalbėsime apie tai, kaip šią vasarą pasitiks Palangos gelbėjimo stotis. Esame Palangos gelbėjimo stotyje ir šį vakarą bendrausiu su gelbėjimo stoties viršininku gerbiamu Jonu Vigeliu. Ir taipogi svečiuose yra Palangos miesto tarybos narys ponas Eugenijus Čelinskas. Na, gerbiamo viršininko, norėčiau turbūt pirmiausia ir paklausti, kas naujo, galbūt yra kažkokių galbūt šiemet naujovių gelbėjimo stoty? Gelbėjimo stoty didelių naujovių nebus. Tik tai paplūdimy dirbs naujas paplūdimys įvardintas ties Birutės kalnu, Mėlynosios vėliavos paplūdimys vadinamas. Ir ten bus gelbėjimo postas, didelių naujovių nėra, kadangi viskas yra stichiškai taip daroma. Dėl tos Mėlynosios vėliavos postas bus, inventoriaus nelabai ką turime. Inventorius yra tik tai išgelbėjimo stoties, nors buvo planuota šnekėti, kad ten tikrai bus sertifikuotus gelbėtojus, buvo įmonės sertifikuoti gelbėtojai paruošti. Pereitais metais pagal patvirtintų programą paruošėm 5 gelbėtojus pagal ilsį programą, bet mes jų neišlaikėm, kadangi maži atlyginimai ir metams jų negalėjom laikyti, jie išbėgiojo. Yra likę tik tai iš tų 5 paruoštų žmonių, 2 likę tik tai yra. Šiemet vėl reikės siūsti kursus, kurie bus Nidoje, gegužės 24 dieną iki birželio 4 dienos, bet jų paruošimas labai brangiai atsieina. Tikslinė įnaša už gelbėtojų paruošimą pagal tą programą 4000 litų plus apgyvendinimas 1000 litų, tai 5000 litų kainuos jų paruošimas iš naujo. Ir didelė problema yra, mane šiemet neramina tai, kad su darbo biržomis gelbėtojus komplektuojam per viešuosius darbus, visus finansavimus yra skirtas. Vakar buvo darbo biržai, kalbėjau su gerbiamu direktoriu Kivitaitė. Jie mums šiemet gali ne kažką ir padėti. O tai kodėl? Kadangi tinkamų žmonių tokių pas juos nestovi. Kurios galėtų pasiūsti mums dirbti. Reikia ir jaunų, ir stiprių, ir, kaip sakant, patikimų žmonių. Kas be ko. Šiemet štai bandysim atsirinkinėti. Rytoj esam sutarę, tai ir penktadienį sutarę 10 valandą, sukviestos bedarbius žmonės, kurie stovi įskaitoj ten, neįskaitoj, kaip jos pavadinti, darbo biržai užsiregistravę. Bandysim atsirinkinėti, esam sutarę su Lino direktoriu baseino, vešimės į baseiną, tikrinsim, ar jie tikrai moka plaukti, ar atitinka tos reikalavimus, kurie keliami gelbėtojam. Aš bijau, kad šiemet tikrai bus sunkiai sukomplektuoti. Jeigu nebūtų darbo biržas, tai ne viešuosius darbus gelbėtojus priiminėti stume. Būtų galim sukomplektuoti, kadangi atvažiuoti ir iš kitų miestų, iš Kretingos, pavyzdžiui, iš Klaipėdos, o per viešuosius darbus tik tai per Palangą galim priimti. Bet čia yra ta problema, turbūt, aš kaip suprantu, kad vis dėlto trūksta pinigų, kaip visada. Pinigų netrūksta, pinigų yra skirta viešiesiem darbam, ten suma, kažkas tai yra 80 000 pagal programą yra skirta, žinai, viešiesiem darbam. Bet jums yra mažiau pinigų skirta. Mokos fondas etatinių darbuotojų išlaikymui taip užtenka pilnai. Ir dar papildomai galim ten 12 žmonių kažkas tai 3 mėnesiam prisimti ir be darbo biržos. Bet čia reikalinga mums apie 40 žmonių. Ten pagal programą viešųjų darbų yra numatyti 46 žmonės. Bet jie tikrai, jeigu jie mums surinks kokį 10-12, tai bus labai gerai ir mažai. Šitą situaciją galbūt norėčiau, kad pakomentuotų dar ir gerbiamas Eugenijus Čelinskas, kaip mūsų miesto valdžios atstovas. Iš viso, kaip miesto valdžia žiūri į gelbėjimo stotį, ar jį bent jau kasmet kažkiek tai galbūt daugiau tų pinigėlių skiria jiems, kad išgyventi ir normaliau bent jau egzistuoti. Mes politikai gelbėjimo stotį tokią nuomonę turėtumėm, gal prie bendros tokios nuomonės prietumėm, kad gelbėjimo stotis vis dėlto turėtų būti kaip Palangos vizitinė kortelė. Nuo jos darbo
nuo jos organizavimo, gelbėjimo tarnybos, medicinos aptarnavimo labai priklauso įvaizdis Palangos, kaip priklauso. Ir apsirengimas gelbėtojų, paruošimas, profesionalumas, ir technikos geros turėjimas, ir patalpų gerų, vis dėlto jos reikalingos, nors tos gelbėjimo tarnyba praktiškai pas mus dirba 2 mėnesiai, 2,5, bet išlaidos yra gan didelis, jeigu taip pažiūrėti. Pagal verslininko specifiką, tai išlaidos didelis 2 mėnesiam, jeigu sudėti, kad iš tikrųjų ta tarnyba dirba, tai reikia, kad iš tai galvoti ateityje, kad jinai galėtų egzistuoti ir būtų reikalinga visus metus. Bet jinai yra reikalinga, kadangi žmogaus gyvybė turi iš vis neišmatuojama pinigais. Taip, ir tas sezoniškumas, ypač toje vietoje jaučiasi, tokie kaip gaisrinės tarnybai, tai dega tai vasarą ir žiemą. Ir to sezoniškumo tokio nėra, o čia skęsta daugiausiai, tai vis dėlto vasarą, kada šilts vanduo. Todėl tokia specifika ir ją išlaikyti aukštam lygiai, čia vis dėlto reikia pagalvoti, kad strateginiam plane aš neaptikau, kad būtų tokių kažkokių tai numatyta minčių, nebent kai kurie tarybų sprendimai, kad yra koncesija, ten galimybė, kad pritraukti verslą, panaudoti turimą bazę, ar naujų statybą, naujų gelbėjimo stočių, naujų punktų atsiradimą, kurie atsirastų vasarai, tokie jau naujamadiški. O šito reikėtų Palangai. Taip, nes mes tikrai matom, kad čia ši gelbėjimo stotis, jūs pasakykite, kiek metai čia stovi. Ir tikrai čia remonto jau reikia nemažai. Gelbėjimo stotis tai yra įvesta eksploatacija kažkas 83 metais. Čia ne nauja statyba buvo, čia buvo Saros gelbėjimo stoties rekonstrukcija. Bet tais laikais buvo labai blogus medžiagų statybinis. Jeigu, kaip šiandien patys matėte, tiesiog pradėjo griūti, irti konstrukcijos. Visos medinės konstrukcijos, langai, durys yra tiesiog supuvę, ta žodžių prasme. Prie jūros čia drėgmė didelė, tą pastatą renovuoti reikia. Čia reikia didelių pinigų, reikalingas projektas. Ir reikėjo, aš pradėjau tą problemą kelti čia prieš 5 metus, bet niekas į priekį nepajudėjo. O čia kosmetiniais darbais susiminėti yra čia netikslingas lėšų švaistymas. Ir ko gero, kaip turbūt daugelis esu jau girdėjęs ir verslininkų, pripažįsta, kad lengviau turbūt pastatyti naują pastatą, negu kaip pavyzdžiui tokį seną statinį rekonstruoti ten, atnaujinti, nes brangiau turbūt ir kainuotų ir paprasčiau būtų pastatyti naują. Sutinku pilnai su tai jūsų mintim, kad tikrai būtų lengviau ją nugriauti ir pastatyti šiuolaikišką pastatą, atitinkančius šiuolaikinius reikalavimus. Taip. Bet gerai, dabar mes žinom, kad ES reikalavimai yra griežtesni tuo atžvilgiu ir štai nedidelis lopinėlis pliažo prie ties Birutės kalnų yra jau pripažintas tiesiog skirta mėlynoji vėliava tam lopinėliui. Tai reiškia, tas mėlynosios vėliavos statusas galbūt turėtų būti ir visam pliaže, ar ne? Ir liesti ir jūs tuo pačiu, reiškia. Tai gal ateityje, po metų kitų, gal po 5, vis dėlto turėtų pasikeisti ta situacija, kaip man. Esame ES nariai, reikalavimai tikrai bus keliami didesni. Turės ir būti ir sertifikuotus tos gelbėjimo priemonės, ir gelbėtojai paruošti, išlaikomi. O jeigu nieko nėra, tai mėlynosios vėliavos nebus. Ir galų gale vis dėlto turbūt tas priklauso ir, tiesiog mūsų ir pačių palangiškių gerovė priklauso taip pat nuo to, nes jeigu yra pliažas turbūt tvarkingesnis, ten daugiau poilsiautojų ir visa kita, reiškia, čia toks užburtas ratas, ar ne? Kuo daugiau turistų, tuo miestui geriau. Ir miesto biudžetas papilnėja tik tai, ir pajamų šaltinis kažkoks atsiranda papildomus, gali ir prafinansuoti daugiau. Pono Eugenijos, norėčiau paklausti, ar viskas priklauso nuo miesto savivaldybės? Galbūt čia dar kažkokie tai fondai, kažkokie struktūriniai, galbūt ES galėtų pagelbėti?
Struktūriniai fondai, jie pagelbės ir savivaldybė turi tokių minčių. Aš tik tai apie mėlyną vėliavą čia, kai buvo kalbama ten. Aš manyčiau, kad ta mėlynoji vėliava daugiau toks yra reklaminis dalykas, daug įpareigojimų duodantis, bet kiek jis pritrauks mums poilsiautojų, kas svarbiausia, ir kokią tas turės mums kaip miestui reikšmę, dar toks mums dar nepatirtas dalykas. Na, bet poilsiautojai, aš turbūt, atsiprašau, paprieštarausiu. Jeigu jau žinos, kad pliažas yra švarus, nėra ten jokių naftos dėmių ir stiklų, tai ko gero vis tiek žmonės daugiau važiuos. Mėlynoji vėliava tai yra, jeigu bus išmetimas ir tą mėlyną vėliavą reiks nuleisti. Tai yra labai paprasti dalykai. Ją iškelia, ją nuleidžia. Kad ta mėlynoji vėliava mus patalpintų daugelį reklaminių bukletų ir kažkas tai į tą investuotų, tada aš suprasčiau, kad tai yra kažkoks tai didelis dalykas Palangai, ta mėlynoji vėliava. O įpareigojimų, aišku, mes taip stengiamės valyti ir didelis lėšas pliažo valymui ir skilimus, tai sudaro maždaug apie 100 000, tikrai mes valom tą pliažą. Tai nėra maži pinigai. Ir ar ta vėliava yra ar nėra, vis tiek reikia valyti, kad žmonės važiuotų. Aišku, gerai, reikia dalyvauti visur, jeigu vyksta tokie dalykai, tikrai nesu prieš tą mėlyną vėliavą, bet didelis viltis, taip nemanyčiau, kad reikėtų. Na, bet kuriuo atveju jinai bent jau pinigų niekam netneša, o čia, kiek suprantu, reikia nemažų pinigų vis dėlto. Vėliavą reikia mokėti, dar reikia dalyvavimas yra, programos visokios. Dar reikia patiems mokėti. Dar reikia patiems mokėti. Na, kaip suprantu, vis dėlto, kaip ten bebūtų, bet kasmet, vis dėlto gerbiamas viršininkas ruošiasi intensyviai ir žinau, kad daug metų jau čia dirbat, ruošiatės kiekvieną vasarą, kiekvieną tiesiog pavasario pabaigoje, sukurtimai didžiuliai iš visų jėgų. Ir šiemet tik tai tiek, kad, kaip supratau, matyti turėsit mažiau gelbėtojų, ir taip supratau. Gali būti. Kadangi irgi atsidarė Europos Sąjunga, jaunimas išvažiuos daug kas padirbėti Europoje, kadangi ten užmokesčiai atlyginimai biški didesni, mes gelbėtojai mokam tik tai minimalią mėnesinę algą, čia yra vargani atlyginimai, ir reikia entuziastų dar, ne bet kas gali ateiti dirbti. Yra problemų, kiekvienais metais susidaro mum irgi ruošiant vasaros sezonai, taip paplūdimių radifikacija Palangoje. Audros yra išplauta, reikės atstatinėti, vėl papildomai reikės ieškoti lėšų, žiūrėti, atstatyti. Ir kaip minėjo kadrai, gelbėtojai. Anksčiau problema buvo paprasčiau sprendžiama. Darydom sutartį su universitetais, atvažiuodavo studentų būriai. Buvo sistema jau išdirbta, jų apgyvendinimas. Ir ten nemokamai? Dirbdavo, irgi už minimalinę mėnesinę algą mokėdavom tais laikais. Bet problema buvo išspręsta, jos vietoj paruošdavo institutuose, universitetuose, atvažiuodavo jau išplaukim katedrų tiesiog, ten fiskultūrininkai vadinami. Buvo geresni kadrai. Dabar sunku sukomplektuoti, kaip minėjau, darbo biržai vakar buvom, pas direktorius šnekėjom, įsikvietė ten atsakingą už tų viešuosius darbus Šventojoje. Tai jisai pateikė tos 3-4 žmonės, tai jis juos labai gerai pažįsta ten. Tai tik tai vienintelis, kuris tiktų dirbti gelbėjimo stotyje. Šventojoje tai iš vis tragedija bus. Na, reikia tada skelbti visuotinę tokią paiešką gelbėtojų, tiesiog nežinau, ką čia sugalvot, bet reikia kažką tai daryti, kad žmonėms gyvybės išgelbėti vasarą. Ne, vietoj to, kad tos lėšos buvo skirtos viešiesiems darbam, būtų skirtos gelbėjimo stočiai, mes tos žmonės būtume surinkę, sukomplektavę. Tik tie patys pinigai yra. Tik eina štai per tų viešųjų darbų programų, tos lėšos yra skirtos. Ir tų lėšų mes negalim panaudoti štai, kad priimt žmonės iš kitų miestų. Ot kur problema yra. Per daug vėl biurokratijos. Ot kur problema yra. Gal tų lėšų tiek miestui nereikia tiem viešiesiem darbam ten skirti, tų bedarbių tikrai gal tiek nėra. Pinigų yra, o žmonių nėra. O pas mus atvirkščiai, pinigų nėra, žmonių yra.
Ir iš vis kokią išeitį galvojat, gal ponas Šilinskas ką nors galėtų patarti? Nu, su darbuotojais tai tos išeities nežinau. Apie gelbėtojus pačius personaliai matyti reikia rūpintis žiemą, kas vasarą gelbės, gal reikia studentus patraukti, gal tokias kažkokias stovyklas daryti čia vasarą, kad studentai tie gelbėtojai dirbtų, yra kūnų kultūros institutą. Kažkokį sutartį sudarinėti su medicinos institutu ir medikus galėtų Tiesiog sugrįžti tuos senus laikus galbūt. Nu, senais laikais aš atsimenu, tie darbai buvo tikrai organizuoti ir ten su noru važiuodavo į Palangą ir pailsėdavo ir padirbdavo. Tai įmanoma dabar, ponas Vėgėlė, ar įmanoma sugrįžti vėl į tuos senus laikus? Labai didelis problemas susidarė, jau taip pat apgyvendinimo problema yra. Didžiausia problema būtų apgyvendinti, kadangi dabar vis šitai apgyvendinimo sektorius yra privačiose rankose. Reikia kažkur žemės sklypų turėti, kažkokį, žinai, namukus statyti ar palapinės kažką. Palapinėse irgi vasaros metu gali turistas pagyventi, bet jeigu darbuotojas atvažiavęs, tas studentas, čia buvo pedagoginis institutas, Kunigiškis, čia buvo pastatyti tokie namukai keturviečiai. Jie ir dabar ten tebestovi, ten privatizuoti turbūt jau yra dalis, dalį ir išpardavinėjai grinai, taip pat tokie pat namukai kaip Kunigiškių kempingi, kai buvo, jeigu pamena, buitinio pastatyti. Ir ten buvo 10 namukų, žinai, apgyvendino tos gelbėtojus ir ta problema buvo išspręsta gan gerai. Taip, na, aš tikiuosi savo ruožtu, kad mes, ko gero, visos problemos čia neišspręsim ir neišnykime. Tačiau gerbėmiems žiūrovams turėčiau pažadėti, kad dar susitiksim ir su gerbiamu Vygeliu, ir su galbūt taip pat ponu Čilinsku, ir galbūt dar su kom nors, kas sutiks dalyvauti mūsų laidose ir kas turės ką papasakot. Taigi aš gerbėmiem pašnekovam dėkoju šį kartą už pokalbį ir manau, kad dar šnekėsim apie tai ir toliau, nes vis dėlto visiems įdomu ir palangiškiam, galbūt ir miesto svečiam, kaip ruošiasi Palanga vasarai. Taigi gerbėmiem žiūrovam dėkoju taip pat už dėmesį, iki kitų kartų.